Mano brangus broliai ir seserys. Šiandienos Evangelijoje Jėzus trečią kartą skelbia apie savo kančią. Ir atrodo, kad ten jau prasideda jo paties nukryžiavimas. Dar ne kūne, bet širdyje. Tai skausmas suvokti, kad jo mokiniai nesupranta. Jie visiškai nesuprato nieko iš to, ko Jėzus bandė juos išmokyti. Zebediejaus sūnus, pasitelkę net savo motiną, prieina prie Jėzaus su gana keistu prašymu. Jie nori pareigų, nori garbingos vietos, nori būti svarbus. Ir tada kyla labai rimtas klausimas. Kodėl taip nutinka? Kodėl mes turime kontaktą su Dievo žodžiu, bet atrodo, kad jis nepasiekia širdies? Pažiūrėkite, Jėzus jau trečią kartą skelbia, kad kentės ir mirs ant kryžiaus. Net norisi paklausti, kurią sakinio dalį aš mirsiu ant kryžiaus, jūs nesupratote. Tačiau čia slypi kažkas labai gilaus. Jėzus yra įsikūnijęs žodis. Jis yra Dievo žodis, kuris tapo kūnu. Jis yra didžiausias ir geriausias pamokslininkas, koks tik galėjo būti žemėje. Todėl ne dėl pedagogikos trūkumo, ne dėl išminties trūkumo, ne dėl aiškumo trūkumo mokiniai nesupranta. Tai kodėl jie nesupranta? Tiesa ta, kad labai dažnai mes labiau klausomės savo aistrų nei Dievo žodžio. Dievo žodis skambėjo Zebediejaus sūnų širdyse. Jis skambėjo ir 12 apaštalų širdyse. Jie nebuvo blogi žmonės. Jie buvo Jėzaus išrinkti, gyveno su juo kiekvieną dieną. Ir vis dėlto jie buvo tarsi kurti. Kodėl? Nes jie klausėsi tik savęs pačių. Tai yra nuodėmės paslaptis. Nuodėmė padaro mus kurčius. Užuot priėmę Kristaus kryžių, atsisakęs savęs ir klausėsi jo žodžio, mes klausomės tik savo troškimų, savo užgaidų, savo ambicijų, savo aistrų. Todėl nėra kito kelio. Mums reikia šventosios dvasios. Būtent šventoji dvasia ateina ir veikia mūsų gyvenime. Ir ji daro tai, ką Evangelijoje sako šventasis Jonas. Ji parodo pasauliui nuodėmę. Tai reiškia, kad ji leidžia mums pamatyti gilią atsivertimo būtinybę, kuri yra mumyse. Atsivertimas reiškia atsisakyti savo užgaidų, savo uždarų idėjų, savo valios. Todėl tikras Dievo žodžio klausimas padaro mus bažnyčia. Ką tai reiškia? Tai reiškia subjekto pasikeitimą. Senasis žmogus miršta ir gimsta naujas žmogus. Dabar jau nebe aš gyvenu, tai Kristus gyvena manyje. Aš tampu Kristaus kūno dalimi. Ir tai reiškia labai konkretų dalyką. Aš jau nebeseku vien tik savo nuomonėmis. Aš pradedu mąstyti taip, kaip mąsto Kristus. Aš pradedu mąstyti taip, kaip mąsto bažnyčia. 2000 metų bažnyčia. Tradicija. Šventieji. Todėl turime atsisakyti šios šiuolaikinės manijos kalbėti apie autentiškumą. Nes labai dažnai tai visai nėra autentiškumas. Tai tiesiog puikybė. Puikybė, kuri nenori palenkti galvos prieš begalinę Dievo išmintį. Todėl su nuolankumu turime pasakyti: Viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Te laimina jūs Dievas.